Mama, o galima aš dar pasivaikščiosiu? Dukra, klausyk, baig bairius, po 10 minučių santuokos registravimas. Geras. Super. Dar vienas keistas, crazy anekdotas. Geroji fėja priskrenda prie žmogaus ir sako: išpildysiu 3 tavo norus. Gerai. Noriu, kad pasaulyje būtų tai boring, neįdomu. Štai, pavyzdžiui, va dabar tavo akis šaudo lazeriu. Koks kitas noras? Čia išprotėjusi geroji fėja. Turiu menį naujoji programėlė Masquerade. Ten irgi šaudo lazeriu. Gerai, dar vienas. Žodžiu, apie super moterį. Moteris galvoja, Dieve, aš taip šiandien fainai jaučiuosi, tik padariau darbų, taip gerai atrodo, galvoju, nueisiu į juvelyrikos parduotuvę ir ką nors nusipirksiu. Sako, nueinu, o ten vien tik smulkmė, neradau ne vienos auksinės karūnos. Super. Psichologinis. Taip, veiksmas vyksta fėjose, klubas, reiškia, kažkur tai vaikinas prieina prie baro, stovinčios merginos. Tu, klausyk, tigriukė, ar ne? Taip, tigriukė. Tai iš ko sprendi, kad aš tokia, šiaip iš ūsų. Okay. Sorry. Yra ir vyrams pritaikytų gyvūnų, nieko tokio. Žodžiu, gydytojas eina per vizitaciją į palatą ir negali patikėti, supranti, guli ligonis, o seselė pastvėrusi jį taip už drabužių, purto, reiškia, drasko, taip, tu ką darai, tu mano, ką tu čia purtai tą ligonį? O, sako, gydytojas, atsiprašau, ką tik aš jam sudaviau, reiškia, tokius vaistus ir pamiršau, kad ant instrukcijos buvo parašyta prieš, reiškia, suduodant išplakti. Labai gerai. Susitikimas irgi žmogus, vaikinas, reiškia, merginai sako, kokie ilgi tavo pirštai, gal tu pieninu groji? Nežinok, aš tai mėgintuvėlius plaunu. Tavo tokie nučiuožė šiandien. Labai smagus. Sako, būk gerutis, sako, vyrui žmona, nueik į parduotuvę, sako, būk gerutis. Melis, bet kaip, ar kaip dabar aš eisiu, pažiūrėk, koks lietus, liūtis, tai tokio oro geras šeimininkas net šuns nevaro lauk. Ne, tai gerai, bet tu šunį palik viduje. Oi, geras. Dar porą keistų. Baltoji mišrainė, jeigu galėtų kalbėti, tai prisipažintų, jog daugelis žmonių pažįsta iš veido. Ir jeigu dar gali. Ok, ir dar vienas. Elektrikų, sako, niekas nelaidoja, jos tiesiog įžemina. O tu žinai, kad statybininkai nesijokia, kai mato pačius sudėtingiausius cirko numerius.